Tupperware salotų džiovyklė yra vienas iš populiariausių ir geriausių Tupperware gaminių. Ir visi, kas turi įsigiję, tikrai galės jums drąsiai rekomenduoti ir sakyti, kad tas gaminys kardinaliai skiriasi nuo analogų rinkoje, nes rinkoje jūs galite rasti daug salotų džiovyklių, bet taip kaip džiovina šita, nei viena kita tikrai nedžiovina. Pažiūrėkime, kaipgi jinai sudaryta. Jinai turi dangtį, kuris duoda tą sukimo mechanizmą, turi kiaurą indį 2,2 litro ir štai tokį dubenį, kurio talpa 3,9 litro. Ir dargi dugne yra tokia silikoninė tarpinė, kuri pritvirtinta, kad kai mes padedame dubenį ant stalo, jisai neslidinėtų. Dargi turi sandarų dangtį. Tai pirma funkcija, ką jūs galite elementariai naudoti, tai štai šitam dubenį ar susimarinuoti mėsą, ar pasidaryti salotas, ar netgi kildinti mėlyną tešlą, nes tupperwariniu būdu kildant mėlyną tešlą reikia uždaryti dubenį ir sudaryti tokį mini slėgį, kad tešla pakiltų šiek tiek kitaip negu kildama atvirai ir tada bum, dangtis nušauna ir tešla pagaminta. Tai galite naudoti kaip paprastą dubenį. Žinoma, kiauraindį galite naudoti kaip kiauraindį. Jisai turi štai tokias kojytes, kad kai mes padedam ant stalo ar kažkur tai kriauklę ir reikia, kad nubėgtų vanduo, ant stalo aišku vandens nereikia, kad nubėgtų, bet kai padedam į kriauklę, tai jisai neprisispaudžia prie kriauklės ir vanduo labai gerai nubėga. Na ir aišku, sausinimo ir plovimo funkcija. Ką mes darom? Sudedam salotas, pilame vandenį. Ir jeigu salotos labai žemėtos, galim taip šiek tiek pakelnoti arba uždengti štai šitą dangtį. Tik čia yra skylė, tai geriau laikyti kriauklę ir uždengus ranką. Ir taip lėtai pasukti, tam, kad iš mūsų salotų tas vanduo taip per jas visaip judėtų ir išplautų visus nešvarumus. Tada nuimam dangtį, iškeliam kiauraindį, pažiūrėkit, kiauraindis turi tokias didelės apvalias patogias skylės, tai vanduo viskas labai puikiai nubėga, išpilam vandenį, jeigu dar nešvaru, pakartojame dar kartą procesą ir tada vėl nupilam, uždedam dangtį ir šita rankena sukasi labai lengvai ir atrodytų mes sukam ją negreitai, bet viduje sukasi viskas greitai ir vanduo visas išsitaško, tada bereikia nupilti, va štai čia yra skylė ir viskas, mūsų salotos nuplautos, iškedentos, išdžiovintos. Jeigu jūs ruošiate žalumynus šaldyti, tai taip nuplovus jie tiesiog fantastiškai sušals ir liks birus. Jeigu ruošitės gaminti salotas, tai salotos bus tokios, kad prie jos puikiai guls visi padažai, nes jeigu salota yra šlapia, tai kaip ant odos šlapios tepti kremą jisai neguls, tai lygiai taip pat ir ant salotų lygiai tas pats. Jeigu jūs norit įdėti šaldytuvą, galite uždengti ir dėti į šaldytuvą ir tokiu būdu jūsų salotos dar ilgiau išliks šviežios, čia panašiai kaip Tupperware Vensmart. Galite naudoti elementariai net be džiovinimo funkcijos, pavyzdžiui, nuplovėt braškės vynogės, įdėjote ir padėjote savo puikiausiai ant stalo. Taip galima džiovinti, aišku, salotas, galima džiovinti grybus, nuplovus įvairiausius uogas, bet galima naudoti ne tik tai funkcijai, galite naudoti ir brinkinimo funkcijai. Pavyzdžiui, čia sudėjote vinžirnius ar pupeles, užpylėt vandenį, uždengėt dangčių, palaukėt, kol subrinks, išėmėt, nuplovėt ir galite jas virti, arba vinžirnius aš labai mėgstu nuplaut ir tada sausus uždengti dangčių, jau tokius nudžiovintus su va štai šitų dangčių, uždengti dangčių ir palikti parą ir jie pradeda dygti ir tada juos galima puikiausiai berti kažkur tai ant salotų. Tai va taip galite brinkinti. Dargi galima brinkinti riešutus labai sveika brinkinti prieš valgant, tada juos geriau įsisavina mūsų organizmas ir lengviau jie yra virškinami. Dar ką aš darau, aišku, plaunu visokius paukštienos dalykus, tai kepenėlės, širdelės, ypatingai kepenėlėse ten yra nešvarumų, kurie įsiplauna, tada nusausinu, viską į keptuvę. Stintų sezonas, žuvytės plauti irgi idealus reikalas. Jeigu jūs norite tas pačias žuvytės apvoliot paskui miltuose arba paukštieną miltuose, dedat čia žuvytės, užpilat miltų, uždengiat dangtį, viską bum, supurtėt, tada paimėt, papurtėt, miltų perteklius nubirėjo ten, o čia jūsų žuvytės metat į keptuvę ir savo puikiausiai kepate. Dar galite jį netgi naudot kaip miltų sijoklį, sudėjot miltus, prasukot, visi miltai išsitaškė į šonus dubenyje ir gaminate savo puikiausiai tešlą. Funkcijų, kaip sako, 101, gaminys gražus, fantastiškas, patogus, kai nenaudojat, galite dėti šitą dangtį taip ir dėti kažkur tai į spintelę. Kas neturit, rekomenduoju įsigyti, o kas turit, rekomenduoju pasiūlyti draugui arba įsigyti kažkam, kad turėtumėt šaunią dovaną, kai reikės pasveikinti gimtadienio progą ar kažkokia tai kitokia. Rekomenduoju.
Oi, dar pamiršau vieną dalyką. Pavyzdžiui, išvirėte kokius nors makaronus, tai makaronus galite drąsiai nupilti, kažkur kriauklėje vanduo nubėgs, tada įdėti į centrifugą ir jeigu jūsų kokios kriauklelės vamzdeliai, ten lieka to vandens tose kriauklelėse vamzdeliuose, pasukot, nupylėt likusį vandenį ir tada jau makaronus galite puikiausiai ten dėti į kažkokį padažą ar dėti dubenį ir ant viršaus dėti padažą. Na tai jau šį kartą tikrai tiek ir rekomenduoju šitą šaunę salotų džiovyklę.